Grįžtam į studiją kartu su Nijole Oželyte, Artūru Orlausku bei Gediminu Navaičiu. Kalbam apie tikrai sudėtingą situaciją Lietuvoje, kalbam apie savižudybės. Kasgi atsitinka su žmonėm, kai jie pakelia prieš save ranką. Gediminai, štai Nijolė sakė, kad tas kaltinimas valdžiai, kaltinimas tuo, kad Lietuvoje valdžia nekreipia dėmesio į žmogų, yra tokia bejėgiška pozicija ir vis dėlto čia matyti. Labai norėčiau jai pritarti, todėl kad šita pozicija... Keista būtų, jeigu Seimo narys nepritartų. Ne dėl to. Galėčiau ir nepritarti, bet šiuo atveju, ką reiškia tokia pozicija? Jis yra tikrai ganėtinai populiari, kad visko kalta valdžia. Už savižudybės jinai irgi atsako. Galima ir daugiau už tsunami, už dar ką nors jinai kalta. Šita pozicija, grįžkim prie to, ką aš prieš tai sakiau, kad socialinių ryšių silpnėjimas ir irimas. Jeigu aš randu kaltininką, aš žinau, kad šita valdžia, aš su ją nieko bendro neturiu, ką jūs teisingai pastebėjot, ne 60, bet maždaug 45% neina balsuoti. Žmogus susidaro savyje, jis atsiriboja nuo šitos visuomenės, jisai iš jos nesulaukia pagalbos, jis nesitikė iš jos pagalbos, bet jis ir pats nesuteikia kitiems pagalbos. Jisai sako, štai mano daržas, jūs ten darykite, ką norite. O jau šita pozicija, jinai ir stumia mus prie tos temos, apie kurią kalbame, apie tai, kad bejėgiškumas ir atsiribojimas nuo aplinkinių. Tada, jeigu lieku vienas su pasaulio sunkumais, kartais tokie žmonės renkasi ir šitas išeitis. Žiūrėkit, Gediminai, bet vis dėlto, kas šią savaitę tikrai daug buvo kalbama visuomenėje apie tą tragišką Kauno įvykį, apskritai apie savižudybės, bet visą laiką žiniasklaidai, ypač internete, buvo psichologinės tarnybos pagalbos telefonai nurodyti. Vis dėlto kalbant apie tą pagalbos pusę, kas yra svarbiausia tokiam žmogui? Nijole, jūs pažįstate tokių žmonių, kurie buvo ant ribos ir... Aš pažįstu, bet Aurimai, dabar pažiūrėkime. Jeigu pažiūrėti iš šalies į, reiškia, jaunuolio Dautarto karjerą ir gyvenimą, aš absoliučiai esu tikra, kad šimtai ir tūkstančiai jaunuolių Lietuvoje labai norėtų būti jo vietoje. Labai norėtų dirbti darbą, kurį jisai dirba. Ir labai norėtų gyventi jo gyvenimą ir atrodyti taip, kaip jis atrodo. Ir būti mėgiamam ir turėti tiek draugų. Vadinasi, vis dėlto priežastis yra ne aplinkybėse, o tame, kad žmogui tiesiog ne to reikia. O ko reikia, galbūt jis negali susidėlioti. Tas nebuvimo motyvas, kam tu gyveni, nesuvokimas iš viso, kam gyvenimas duotas. Gerai, bet kaip žinot, ko reikia? Palaukit, taip, ir viskas prasideda, žinot, nuo ko? Nuo vaiko klausimo mamai. Mama, kam tu mane pagimdei? Ir mamos atsakymo, tu ką, visi gimdo, tai ir aš. Bet mes esam ne vištos ir ne paršeliai. Ir tokio klausimo žmogui neužtenka. Vaikas nueina su to klausimu, užsidaręs kol mažas. Bet kada jisai tampa didelis, kada jisai supranta, kad religija, taip sako, tam tikras apeigynas ir jo į savo nepaaiškina jam visų gyvenimo klausimų, jis lieka vienas pats su savimi. Jisai mato, kad visa tai, ką jisai turi, jam nereikalinga, o ko jisai nori, jisai net nežino. Gerai, daug tokių vienišų žmonių šiandien Lietuvoje. Aš manau, kad kuo protingesnis žmogus ir kuo subtilesnis, tuo didesnių problemų jisai turi. Ir kuo subtilesnis žmogus, tarkim, jeigu kalbėti apie tą atvejį, kurį aš žinau, kur buvo nebe vyras, o moteris, suaugęs, šviesus, nuostabus žmogus. Jisai tiesiog buvo tiek kuklus žmogus, kad suvokė, kad jisai trukdo savo šeimą. Jisai tiesiog trukdo. Ir ramiai pasitraukė. Kaip tą vertinti, aš nesuprantu iki šiol. Kaltės jausmo, fantastiški santykiai, viskas labai gerai. Tai čia altruizmas, egoizmas, kas čia? Aš už tai ir manau, kad savižudybė yra du poliai. Tai yra kraštutinis egoizmas, nes tu nepagalvoji, kaip jausis tavo tėvai. Jeigu Aurimas būtų matęs nors vieną savo motinos ašarą, kaip jausis tavo vaikai, kaip jiem visą gyvenimą bus gėda pasakyti, tėvas pasiko. Tai yra gėda. Lietuvoje savižudybė yra gėda. Ir savižudžius nelaidodavo už kapinių sienų. Taip? O iš kitos pusės tai yra susiniekinimas, absoliutus ir visiškas, kada tu supranti, kad visas pasaulis tobulesnis už tave ir kad tavęs čia tikrai nereikia ir kad be tavęs bus geriau. Artūrai, tai kas čia egoizmas? Tai yra taip subtilu, kaip galima padėti. Žmogus pats negali suformuluoti to. Nuo ko pradėjome? Kaip jam padėti? Kas yra savižudybė? Kad didelė egoizmo dalis čia vienareikšmiškai yra. Čia ir iš tiesų, jeigu žmogus nepagalvoja, o būtent Aurimo atveju, sakykime, jį ten privedė prie to, bet namie buvo ir besilaukianti žmona, ir mažas vaikas.
vaikas, galų gale mama, draugai. Artūrai, bet jūs taip užtikrintai kalbat, jūs žinot, ką nors daugiau negu spauda rašo? Nu, sakykime, vyksta tyrimas ir aš nenoriu nieko komentuoti ir nenoriu būti kažkokiu tai liūdnu pranašu, bet faktas tas, kad tokį žmogų privesti prie tokio poelgio, katastrofiško, aš kitaip negaliu jo vertinti, tai čia ne vienos dienos, aišku, darbas. Jo problemos, aišku, su dukra, kad pirmoji žmona neleidžia jam labai ta dukra brangi buvo ir jisai labai pergyveno ir tikrai jam užkrovė labai daug neigiamos energijos. Jis ją taip ir pasiliko viskas viduj. Jis jos nerodė, jis šipsojosi, vaikšto, likspas, nors meilė tą ten dukrai jam, paliko žiaurų pėdsaką. Ir aš manau, kad čia po to dėjosi lašelis prie lašelio, tą didelį skausmą jam. Ir galų gale jisai pasakė, pasakysiu grubiai, eikit jūs visi šiktų. Tai egoistiškai pasielgia, man dabar vienodai nusispjauti. Ir jis padarė šitai. Gal po 5 minučių jis būsiu pasielgęs kitaip, jeigu būtų paskambinęs, pavyzdžiui, mamai, ar paskambinęs, sakysim, to pačiu psichologinės pagalbos telefonu, arba nusiraminęs ir 10 kartų įkvėpęs. Ir manau, kad tikrai tai būtų pasielgęs. Bet kas atsitinka tą momentą su žmogum keletą akimirkų, kas protas išsijungia? Beviltiškumas, jis sužlugusios iliuzijos. Jam atrodo, kad nieko daugiau nebus, o jeigu bus, tai bus labai labai blogai. Aš vakar gavau į savo e-mailą 12-okės laišką. Ir jinai man rašė, kad jinai norėjo nusižudyti. Jinai norėjo nusižudyti dėl to, kad vaikinas ją paliko ir jinai suprato, kad nieko panašaus gyvenime nebus. O jeigu nebus, tai tada neverta, nes visas gyvenimas yra bespalvis. Tai yra, žmogus nemato savęs, be to turinio, kurį jis prarado. Ir ją išgelbėjo vienas vienintelis dalykas. Bet ko labiausiai reikia, tenai tai buvo atsitiktinumas. Jinai buvo įsipareigojusi atlikti tam tikrą darbą su kolektyvu žmonių. Suvaidinti spektaklį. Ir po to spektaklio suvaidinimo būtent jinai suvaidino taip, kad ją visi išnešė ant rankų, jie pridovanojo gėlių. Ir jinai suprato, jinai patyrė džiaugsmą. Atsirado įkvėpimas gyventi. Džiaugsmą, taip. Kaip dabar priversti žmogų, kada jisai visiškoj duobėj paskambinti, kad jam balsas telefone suteiktų viltį, arba kokia Dievo dovana turi būti tiek, kad pastebėtų, kad tai yra tas momentas, kad Gediminai, tai kas čia vis dėlto svarbiausia? Ir apskritai, ar prasminga kalbėti tokia tema klampe visuomeniai, ar mes kaip tik neskatinam kažko neigiamo, kalbėdami atvirai apie tuos dalykus? Kaip jūs vertinate? Manau, kad kalbėti apie daug ką turime ir šio laikiniai visuomeniai manyti, jog yra kažkokios uždaros temos, tabu būtų keistoka. Tai, kad ir apie šitą temą turėtume kalbėti ir tai, kad ją pristato žiniasklaida, irgi yra gerai. Bet kaip kartais, prasmę iš to kalbėjimo rasti? Bet kartais ne visada gerai, kaip jinai tai pristato. Reiškia, ne apie šį atvejį aš esu matęs gana aiškius neinstrukcinius aprašymus, kaip reikėtų nusižudyti. Manau, kad tai yra labai grubus žurnalistinės etikos pažeidimas. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad tai paliečia įvairių žmonės. Akivaizdu, kad savižudybė paliečia artimus žmonės, paliečia draugus. Bet pagalvokime, kas atsitinka, kada kiek žinomesnis žmogus tai padaro. Tai paliečia, su juo susijęta gali būti daug daugiau žmonių. Vėl lengva pastebėti, kad, sakysime, brandžiam žmogui, jums, man, čia susirinkusiems, tai nepadarys postumą, bet Lietuvoje yra ir nebrandžių žmonių. Tai kaip apie tai kalbėti? Nes sakot, kalbėti reikia. Aurimai, kai kurie po tokio įvykio sako, jam jau gerai. Taip. Tai toks yra pasakymas. Tai kitas iškart pagalvoja, aš va čia šalia, gal ir man taip reikia padaryti. Ir vietoj to, kad pasakytų, pasiskambinkit, sustokit, nors įkvėpkite 10 kartų, paskambinkit draugui, pasitarkit. Gerai, tai Gedimino receptas šitose situacijose. Būčiau laimingas, jeigu žinočiau receptą, kuris tinka visiems. Bet bent bendriausias dalykas, ryžčiausi pasakyti, kad štai jūs pasakojote, vėlgi noriu jumis pasiremti labai gražų pavyzdį. Susiaurėjęs pasaulio suvokimas, jeigu jau vaikino nėra, tai jau ir gyvenimo nėra. Mes dabar truputį vyresni žmonės šyptelim, nes jau kiekvienas mūsų turbūt yra patyręs ir nelaimingos meilės kažkada tai. Ir dabar mes tą prisimenam gal su tokia netgi su malonė nostalgija. Žmogui atrodo katastrofa. Tai pirmasis įvykis, susiaurėjęs pasaulio, kaip sakiau, suvokimas ir tarsi nebelieka nieko kito.
Bet atsiranda kiti bendravimo. Jeigu atsiranda. Tai va, jūs ir sakote kartu receptą. Atsiranda kiti ryšiai, kitas bendravimas, galų galia kitas žmogus, kuris sako, nu, padėk man, jeigu tai kalbam apie mokinius, nu, duok man nusirašyti, duok man savo vadovėlį, arba aš tave kviečiu į kažkokį tai vakarėlį, pabendraukime, pasikalbėkime ir grįžome prie to, kad mūsų tarpusavio ryšiai, mūsų įsipareigojimas vienas kitam ir atsakomybė vienas už kitą ir yra geriausias receptas. Aš tai žinau kitą receptą, žinau geresnį receptą. Jolė, labai trumpai nesakykite. Taip, tai yra vienintelis receptas nuo pat 1 klasės aiškinti vaikam, kad išskyrus kūną ir protą, jie turi dar kažką tai savyje ir visai nereliginius dalykus, kad kartais būna beviltiškumas nuo 1 klasės, kol dar vaikai abstrakčiai masto. Ir kad yra būdų, yra galimybės ir yra pareiga iš tų beviltiškų situacijų išeiti. Užaugintas su tokia samprata vaikas visada gelbės pats save. Ačiū labai. Ačiū, kad atvykote į Karštą vakarą. Dėkui pašnekovams, ačiū žiūrovams už dėmesį. Iki kitų susitikimų.